Broliai ir sesutės, sveikinu visus ir visoje Lietuvoje. Šią gražią dieną, gražią progą, nors laikai negražūs. Kažkada buvau sugalvojęs kitokį kreipinį - Pilies gatvės bendrija ir Lietuvos pilies piliečiai. Bet nepakanka būti gyventojais. Tinka piliečiai gynėjai, ypač dabar. Iš ties tai kas kita negu graždanė pasažyrai. Siūlė ir siūlo mums kai kas pabūti tam tikro laivo pasažyrais ir negirdėti šaukinių iš laisvės kranto. Dabar jau siūlo ne tik mums, bet ir mūsų draugams, toli už Atlanto, tebemanantiems, kad jie ramiai įsikūrę laisvės krante, nes ten pasistatė laisvės paminklą. Mes Vilniuje dar tokio neturime. 25 metų nepakako. Užtat suskilę garbinam surūdijusius nelaisvės paminklus. Neduok die, jei tie propagandos balvonai pasitrauktų iš okupuotų vietų. Kažkam nelaikas dar užbaigti okupaciją. Gerai nors, kad signatarų namas išliko nesudirbtas, nepaverstas kokiu kazino. Šiame name prieš 97 metus buvo nuspręsta, kad atgimsta, atstatoma, vėl turi rastis Lietuvos valstybė su sostinė Vilniuje. Čia, broliai, dera kalbėtis ir apie tai, kur esame dabar. Visi prisimenam ir suvokiam, kiek aukų, kovų ir pastangų teko padėti vasario 16-osios švento priesako įgyvendinimą. Taip Europoje vėl yra pažadėtoji ir atsikovotoji mūsų visų valstybė, bet auga ir grėsmės, kad žmonių kūryba ir statyba vėl bus verčiamos degančiais griuvėsiais, kaip Ukrainoje. Kas tos griuvėsius atnešė į Ukrainą? Gal Kijevas? Gal Briuselis? Visiems žinoma ir akivaizdu, kad ginklo karą ir sugriovimus atnešė Maskva, Kremlius. Invazijos ir apsimesto separatizmo nebuvo, kol aukso kepalų vagis ir savo piliečių šaudytojas Janukovyčius nepabėgo į Maskvą. Tik tada iš ten atvažiavo jo draugai separatoriai. Keleivinių lėktuvų budeliai ir mobilūs krematorijai, beprasmiškai paaukotiems, motinų apraudotiems rusų kareivėliams. Tokie faktai. Vargšas Briuselis dar nedrįsta garsiai viso to ir iki galo pasakyti, nes pasakius reiktų daryti. Todėl kur kas patogiau yra kolektyviai meluoti ir žaisti turgaus domino su pasauliniais melagiais. Jie viską nors pažada ir kaip paprastai nė nemano tesėti. Ko dar mes iš jų negirdėjom? Tūkstančiai lietuvaičių baltomis pėdkelnėmis kariaujančių prieš Rusiją. Juk net ir tai girdėjom. Ėmiau ir prisiminiau vaikystės knygutę apie meškiuką Rudnosiuką. Ten aprašyta ir mokykla. Ir klasėje kažkas klausia: mokytojau, kartais kalba jūsų mokiniai, kad skaityti jums nereikia, skaito jūsų akiniai. Taip
dabartinės karo velniavos mokytojas ir aiškina, ramiai dūmoje kisieliaus dūmus. Manęs lično ir mūsų Ukrainoje nėra. Mes ne agresoriai. Rusija nekariauja. Mano tankai atvažiuoja patys. Mano tornadai patys atskrenda ir daužo ligonines. Kartais pabukina kokį keleivinį lėktuvą, 300 gyvybių tai 0, o mano kareivių dokumentai atsiranda kažkur užsienį nežinomais man keliais. Gal pasiklydo, gal stepių pesliai jų iš Maskvos Riazanės prinešė. Štai tokias deklaracijas pasaulio tautoms skaito tie mano akiniai. O aš nieko dėtas. Žinom, kas taip sako. Mandagus mokinukai linkčia galvomis, net balsuoja už Mikės Milgėlio projektus. Bet žudomiems ukrainiečiams visai nejuokinga. Jiems aišku, kas tie ir kieno rubliais apmokami samdiniai, nors jie per visą budumtą plotą gudriai vadinami separatistais. Tiesą sakant, jų kilmė globaliai separatistinė. Tai didžioji separatistė Rusija nutarus visa separuotis iš normalios valstybių bendruomenės. Dar mūsų pusės katukai ir pusimeškiukai to nepamatė. Bet ateina aršiai revanšistinė šalis, svajojanti apie buvusias kolonijas, net pribaltus. Ji nuosekliai ideologiškai ir priešiškumo jausmais atsiskyrė, separavosi nuo Europos, nuėjo į meškų kampą ir siekia primesti likusiam pasauliui savo džiunglių įstatymus. Štai bent 2. Numeris 1. Ką primušė, tas ir kaltas. Numeris 2. Jeigu aš ką nors užpuolu ir mušu, tai tam užpultajam neleistina gintis. Ir šiukštu neleistina jam padėti nuo manęs gintis. Šalin, supuoja vakarai. Boko Haram. Tie vakarai, regis, dar nesuprato, kad meškų įstatymai jau viršesni už žmonių, net jungtinių tautų įstatymus.